Dieve. Ne, čia šitas įrašas tikriausiai bus labai nemylimas, nes, postas ne pamokslams ir pamokymams, o pasidalinti savo patirtimis, kam kas padėjo išlipti iš tam tikrų būsenų. O aš padarysiu šitą įrašą su viltimi, kad galbūt šis įrašas bus pamokslas ir pamokymas, kaip neįlipti į tokias būsenas. Nes, mieloji, kodėl tu susidėjai su tuo žmogum? Iš tikrųjų ant merginų, ant moterų, aš jau kažkur netgi buvau įrašęs, krenta didžiulė atsakomybė. Didžiulė atsakomybė, nes, mielosios, jūs renkatės. Jūs išsirenkat vyrą, ne, tėvą savo vaikui. Tai yra jūsų pareiga išrinkti normalų diedą, su kuriuo būsite laiminga, kuris jums bet kuriuo atveju padės, kuris bus parama auginant vaikus. Ta prasme, tai jų... Jo, va čia ir yra bėda, kai merginos labiau nori ištekėti, negu vyras vesti. Turi būti atvirkščiai. Mergina nenori ištekėti. Jinai nori būti laiminga ir surasti gerą vyrą savo šeimai. Ta prasme, savo sukuriamai šeimai. Gerą tėvą savo būsimiems vaikams. Ir, jeigu to nepadarei, tai dabar sudės vyniotis ir kažkaip tai bandyk sukurti tuos santykius, sukurti, priversti vyrą keistis, kas dabar jau nebeįmanoma. Vyro keitimo laikotarpis yra iki vestuvių, iki lovos. Tu susitinki bachuriuką, ne, plius minus tenai, kaip ir neblogai, ne, ir tu jį šlifuoji. Be sekso. Šlifuoji, ten, kai sakant, supažindini su savim, pati susipažįsti su juo. Ir kai jau tu jį prišlifavai iki tokio, va šitas yra mano vyras. Viskas. Jisai metus laiko investavęs į tave ir negavęs sekso, jisai garantuotai norės, kad tu už jo ištekėtum. Ir viskas. Ir va čia schema, susiradai vyrą, pasidarei jį tokį, kokio tau reikia, ir tada sukuri šeimą. O dabar kas? Po 3, po 4 pasimatymo kojytės praskėtėm, išbandėm ir jau tada, žiūrėk, bandysim kurti šeimą. Viskas. Kojytės išskėtėjai, užsiseivino visos permainos. Vadinasi, jisai jau tobulas tau. Kam keistis? Kam kažką tai daryt? Viskas, aš tobulas. Jinai mane pasirinko. Jinai išsiskėtė. Sorry, taip, pamokslas, pamokymai. Nuo gerų vyrų moterys nebėga. Nuo gerų moterų vyrai nebėga. Čia tokie pasakymai, nežinau. Išėjau su vaiku, vaikas yra. Blogai. Vyras tai tinginys ir be atsakomybės. Vaikas su spec poreikiais labai dideliais. Įdomu, kokie tie spec poreikiai pas vaiką. Nes, vyras tinginys ir be atsakomybės. Nes tu jį pasiėmėjai, jis dar neparodė nei savo darbštumo, neparodė nei atsakomybės ir tu, kojytės. Taip išeina, o kodėl, kaip jisai, ar jisai po to tapo tinginys ir be atsakomybės. Ta prasme, nežinau, kodėl tu su juo susidėjai, jeigu jisai tinginys ir be atsakomybės? Kaip galėjo vaikas atsirasti
pas tave su juo, jeigu jisai tinginys be atsakomybės. Da prasme. Mokykloje sekasi prastai, pastovus kvietimai į mokyklą, posėdžiai. Taip, nes jūs išsiskyrė. Tu sugrioviai. Tu sugrioviai. Tu sugrioviai vaiko psichiką. Nes vaikas, kad jo raida būtų normali, kad jisai būtų laimingas, pirmiausiai laimingi turi būti tėvai. Ir tėvai savo pavyzdžių turi rodyti, kaip gyventi reikia, kaip spręsti klausimus, kaip spręsti problemas, kaip kivirčus užbaigti. Tėvai savo pavyzdžių vaiką augina. Ir, judu išsiskyrėt, tai ko tu nori? Čia viskas. Eisi dabar į mokyklą, žinok, ir kaip ten tas ir VGK, ir PPT, viskas tau dabar čia, kai sakant, prieš akį. Kitaip nebus. Vienintelis dalykas išvengti to, susitvarkyti savo santykius su buvusiu vyru. Taip, santykiai jie turi būti normalūs. Jūs turit vaiką, jums reikia stengti. Nebūtų ten vaikų, jūs išsiskyrėt, išsilakstėt, gerai, susibėgot, pasikrušot, nubėgot pas kitus, pasikrušot, čia jūsų reikalas. Bet jūs turit vaiką. Jūsų santykiai net po skyrybų turi būti geri. Prasme, tu turi būti pagarbi vyro tėvo atžvilgiu, vaiko tėvo atžvilgiu. Tėvas turi būti pagarbus vaiko atžvilgiu. Be abejo, tai yra abiejų darbas būti normaliais tėvais. Žodžiu. Ir nors aš viską atiduodu, matau, kad vaikas negerbia, nemyli ir Dievas jam yra tėvas. Taip! O ko tu tikėjaisi? Žodžiu. Dabar vienintelis tau kelias, myloji. Tai susėst su juo ir susitarti, kaip jūs bendraujat, kad vaikas matytų sveiką santykį. Ir tada galbūt šiek tiek kažkas pasireguliuos. Nors jeigu jisai jau didelis, vėlgi kiek jam metų klausimas. Tai kuo vyresnis, tuo sunkiau bus. Bet, žodžiu, merginos, nesikrūškit su kuo papuolė. Ta prasme, vyrai povai, jie išskleidžia plunksnas ir koks aš fainas. Pažiūrėjai, gal ir fainas. Tai dabar metelius pradraugauk be lovos ir sužinosi, ar čia tos plunksnos tikros, ar vis tik rudenį nusišeria. Ir pamatai tikrą paukštuko vaizdą. Ne veltui tas dalykas. Bent metus laiko prabendrauti be sekso. Tada turit šansą kažką tai sukurti. Bet dėl to turi būti vertybės. Turi būti pagarba savo, meilė savo. Mergina turi būti, aukščiau šliundros mentaliteto. Viskas. Sorry, labai piktas, bet kad nesąmonės rašo, blemba, ir dar vaikas yra.